Sveiki! Nedažnai gatvėse ir keliuose sutinkame specialiųjų tarnybų automobilius, važiuojančius su įjungtais švyturėliais ir sirenomis. Vieniems tai sukelia paniką, o kiti į tokius automobilius nekreipia dėmesio. O kaip elgiasi mūsų kalbinti vairuotojai? Kaip reikia teisingai praleisti spec transportą važiuojantį su švyturėliais? Tiesiog važiuoti į šalį ir sustoti. Kuriame kelkraštį? Dešiniam. O jei kamštis? Nežinau. Nežinau, aš sustoju arba taip sustoju. Vis tiek tu matai, iš kurios pusės juda tas transportas. Įsijungti kairį posūkį, sustoti kairiai pusėje. O jei kamštis? Jei kamštis, nežinau, sustoti reikia. Kažkur tai į šoną daugiau stengtis tada. Pasitraukti į šoną. Į kurį šoną? Dešinį. Tai žiūrint, taip, į dešinį. Su mėlynais tai sustojam dešiniai, kaip priklauso. Aš visada užleidžiu juos ir pasitraukdamas į dešinę kraštą artimiausią ir beveik sustodamas beveik. Dažniausiai tai praleidžiu, nes vis dėlto baudžiama už tai, kad nepraleidžiu, jeigu ir kaip kitaip. Teko būti nubausta? Na jo, buvo vienas kartas, kaip sustabdė po to patrulis, pasakė, kodėl nepraleidžia specialų transportą. O tai ko nepraleido? Na, aš galvoju, kad tai ten kažkas gal negreitai, gal kažkas kitas važiuoja tą greitą. Kaip galvojat, ką labiau praleidžia? Gal policija? Manau, kad visus, nors medikų, aišku, mažiausiai matosi. Ugniagesių tai yra mažiausiai matosi keliuose, o policija ir greitai tai tikriausiai vienodai. Kodėl? Policijos bijo, ugniagesių bijo, todėl kad jų didelės mašinos. O chamizmas, kaip sakant, medikas visai nesvarbus yra. Nes, na kągi, mano mama neserga, tėvas neserga, vadinasi, ne mūsiškį veža ir viskas. Yra visokių, ypatingai jaunimas, tai kažkaip jie netoleruoja tokių dalykų. Jie, reiškia, tokie daugiau įžūlus būna ir moterys kažkaip irgi tokios kelyje įžūlios vairuoja įžūliai. Taip, kad jos, ypatingai pradedantys daugiau tokie jau, reiškia, vairuotojai būna nedrausmingi. O žinot, kurį transportą privalu praleisti? Su mėlynais. Nes ir nesu mėlynai žiburėlis liktai. Kalbant apie saugos tarnybas, lyg ir nebūtina jų praleisti. Kaip elgiasi vairuotojai? Ką esat pastebėjęs gatvėse? Esu pastebėjęs, kad kitą kartą ignoruoja. Nors iš tikrųjų mano nuomonė būtų tokia, kad jie visgi dirba savo darbą ir saugo mūsų turtą. Aš užleisčiau. Žiūrint, kokių nervų žmogus, jeigu, kaip sako, bailus, tai jis reaguoja daugiau, jeigu nebailus, tai jis paprastai be reakcijos. Jo, dabar tai tikrai praleidžiu. Kiekvieną kartą.